Sveiki, esu Jurgita. Pastebėjau, kad visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, kad sėdėdamas žmogus pailsi. Iš tikrųjų yra priešingai. Sėdint, kūno raumenys įsitempia, nekeičiant kūno padėtis jie neatsipalaiduoja ir sukelia skausmą. Ilgas sėdėjimas žaloja mūsų kūną, trumpina gyvenimą ir netgi yra toks pat žalingas kaip rūkymas. Sėdint sulėtėja medžiagų apykaita, vidaus organai yra užspaudžiami, sutrinka kraujo apykaita, lėčiau yra deginami riebalai, to pasėkoje didėja riebalų masė. Bet tai dar ne viskas. Ilgas sėdėjimas padidina riziką susirgti antro tipo diabetu, širdies, kraujagyslių ligomis bei vėžiu. Sėdėjimo visiškai neišvengsime, tačiau yra galimybė sumažinti jo daromą žalą. Bent kas valandą darykime nors 5 minučių pertrauką nuo sėdėjimo. Atsistokime, pasivaikščiokime, pasimankštinkime ir pasijusime daug geriau, linksmiau ir energingiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko mano video, pasidalinkit su kitais.